Claire Douglas. Pora iš 9 namo. Leidykla Vaga. Ištrauka. Teo. Nuo praėjusios savaitės, kai aptiko tą laikraščio iškarpą, Teo ėmė atidžiai stebėti savo tėvą. Susigalvojęs įvairiausių pretekstų tarp pamainų užsukdavo į apmirusius jo namus ir skaupęs drąsą vis mėgindavo klausinėti apie tos žmonės Vilčyrį. Jo tėvas net ir būdamas puikiausios nuotaikos netverdavo sūnų sielos, o pastaruoju metu, vos Teo pasirodžiusio namuose elgėsi kaip su įsibrovėliu, vis klausinėjo, ko tas atsibeldęs. Galėtų išvydęs bent kartelį parodyti šiltesnių jausmų, svarsto Teo. Jis anądien pažadėjo Dženai, kad pasikalbės su tėvu. Dženai bepigu, ji tikrai nesibaimintų ir reikėtų ką nors aptarti su mielais atlapaširdžiais savo giminaičiais. Teo vėl čia, antradienis, pietų metas, iki pamainos pradžios dar yra laiko. Velniava, kodėl tėvas taip kratos išnekėti šį temą, juk jis jau suaugęs žmogus. Bet atsidūrė šalia tėvo išsyk pasijunta kaip tas neryžtingas paauglys, kurią mama prisakė laikyti liežuvį už dantų, elgtis kaip lieva tėvas ir stengtis jo nenuvilti. Kad viskas vyktų kaip įprasta, tai yra kaip jam buvo įprasta. Svarbiausia nepykdyti tėvo. Man reikia maisto, mesteli tėvas, pamatęs, kad Teo įeina į virtuvę nešinę savo ištikimuoju krepšiu šaldytuvu. Jame vištienos karis ir bulvinis pyragas su faršu. Šaldiklis jau pilnas, aš juk dažniausiai vakarieniauju golfo klube. Atvirai sakant, Teo pats nežino, kokio velnio jis dėl tėvo kvaršina su galva, o kaip norėtų pasiųsti į vienon vieton. Bet negali, nors mamos jau 14 metų nėra, jis žino, jį pasiųstų nuvilta. Užsukau, keldamas krepšį ant stalo, sako Teo, nes turiu vieną klausimą. Po marškinėlis dausus širdis. Jis mėgina įsivaizduoti, kad Džena šalia ir pasijunta drąsiau. Kas reikalas? Rankose tėvas laiko vieną iš savo golfo lazdų ir medžiagos atraiža blizginas galą. Kai Teo buvo 13, tėvas mėgino mokyti jį žaisti golfą, nupirko lazdų rinkinį, tokį kaip savo, ir tikėjosi, kad sūnus įsimins visų jų pavadinimus. Teo tos pamokos buvo tikra kančia, bet jis daugiau nei metus tylėjo, nes norėjo tikti tėvui. O kai galiausiai tėvas suvokė, kad iš to nieko nebus, noras mokyti akimirksniu dingo. Teo giliai įkvėpė. Kai buvau čia praėjusią savaitę, ant tavo stalo radau laikraščio žinutę apie Vilčyrę gyvenančią porą, kuri pradėjo kažkokius remontus ir savo kieme rado 2 žmonių palaikus. Tu pabraukiai 2 moterų pavardės ir dar užrašei - rasti ją. Tėvas liaujasi, blizginęs lazdą, bet akių nepakelia. Raumeningi jo pečiai įsitempė, o kaklo sausgilsis išsipučia. Knisaisi po mano daiktus? Ne, nesiknisau, ką tu? Tėvas atsistoja rankoje, tebelaikydamas golfo lazdą. Akimirką Teo nuporta baimė, o jeigu tėvas ims, turi užvažiuoš ją. Tėvas žiūri į jį, jo žydros akys it ledinės.